nieko nevalgysiu pusryčiams, nes mano skrandis visiškai yra numiręs iš po vakar kebabo ir belešo. Tai aš dabar valgau tavo žudiką belešą. Jo, sėkmės skrandžio turėti reikalų. Kavytės, belešiuką, biškiai atsipraus, susirink ir varysim. Nu va, dabar lieksim į Pablo Kalijo. Nulekam ten, pasidairom, pasikarstom ir varysim į Helsinkį. Ten dar praleisim dienelę rytoj ir namo. Važiavom. Nu va, vetikė. Realiai esam net nestovėjimo aikšteliai, o ant didelios olos. Net ne asfalt, ši didelis akmuo. Uola. Nereikėjo asfaltuoti. Iš karto jau ir paruošta aikštelė. Samanikė, saug. Nu, liuks. Grinai kaip per filmą kokį. Čia žiūrėk, da pjuveną padėtas kibars. Gali su pjuvenom valytis. Ne, tai čia man atrodo užkasti reikia su pjuvenom. Kaip koks katinas turi užkasti savo ką pridirbai su pjuvenom. Esam vietoj prie akmeniukų, geros uolos. Vandos skaidrus, jau čia žuvies ir čia. Ir plaukioja čia matęs, čia tai iš viso labai skaidriai matas. Nepasėmiau meškerės, eina savo. Galėčiau suomišką žuvį ištraukti. Nu. Kaip vanduo? Nu šiaip šilts. Maudytis gal. Gali iššokti. Ai gal apseisiu dar vėliau kokią suomišką Gyvatė atplauks. anakondą. Žiauri fainiai čia. Gniaužia kvapą. Įspūdingas grožis. Įspūdingai vaizdų, įspūdingai mėgstu gražius vaizdus. Varom, bandom į viršų užlipti. Ir keliuks, tai gal nereiks ropuoti kaip vakar olienom. Gal bus biški geresnis kels. Kokios kietos. Nu, aš galvoju irgi kaminkštas. Eik tu savo. Kam savo miškų melenių? Gražiai čia gyventi Suomiai. Visai norėčiau jau čia Suomiai gyventi dabar. Varam kažkokiu keliu, galvojam, kad užkilsim to keliu, bet nelabai čia matas. Tiesiog nueinam nuo tos vietos, tai varam atgal, pamėginsim per kitą šoną. Gal pavyks, gal nepavyks. Nulėkė. Ir nuvarė į miškus. Ką tu čia? Praėjimas draudžiamas privačioje zonoje. Jau prasideda draudimai visokie. Švarę silvą pačekinta ir koksai normalesnis priėjims. Reik po pirmo pasižiūrėti prieš einant, nes jeigu ne ten nueisim, tai labai daug jėgų išnaudosim veltui, nes nėra lengva per tos šabakštynus keliauti. Esam ant bele kokio akmens.
Visos stirnos išsigasdavo. Galėtų būti daug giliaus čia. Niurkikę dėti. Dėtum tu niurkikę, tikrai. Dėčiau į kelnes, niurkikę aš. Nu, bet čia nėra tai baisu kaip tenais Estijai. Čia vis tiek biški žemiau ir biški mažiau vėjas put ir akmuo. Kaip kokiai Aliaskoje atrodo. Tie vaizdai tokie aleskiniai ir dar vieną kitą selfiuką ir varom viskas. Jau. Ate kalne. Per kur atėjom? Man atrodo per ten kažkur. Va, gerai ir vėžės. Žinom kaip pareiti. Lemba čia samanas biški praguldėm, gal reik nyktis čia greičiau, ką kokių baudų neišrašė tūkstantinių gamtosauga. Palikau Silvą kažkur už nugaros. Autopriemonės pristatymas. Kaip gerai, kai kas pristato tas autopriemonės, nes kitai būtų ragai. Tai šiandien bandysim dar kokį pležiuką paieškoti, bandysim naktį Helsinkį pasiekti. Suradom parkingą nemokamą, grinai netoli kelto, tai ten išmiegosim. Ir rytoj dar paplavinėsim biškį po Helsinkį, ten apylinkėse netoli kelto, kad labai nenublūdyt, kad nepavėluot. Tai be jokio streso, taip ramiai pasivaikščiosim. Pirkau, tai nesupratau kokio skonio, nes nesupratau suomiškai, kas parašyta. Išsiverčiau. Krapų. Jo, krapų ir grietinėlės. Šiaip tai geri. Varysim į Varysim į Saroniemen Uimarantą. Saroniemen Uimarantą. Paplūdimį. Užšokam dar į degalinę. Iš Shell degalinę. Taip prabangiai įsipilsim kuro. Kas užsisakėte kavos? Ačiū. Na irgi po kiek čia kavytė, sakykit? Už 2 puodelius sumokėjau 5 centais. Nebloga kavytė, iš tikrųjų. Gera. Aš dar nespėjau paragauti karštą dar. Skrandį atšals. Tikrai. Suomiški sausainiai, kaura, hyvė, tupla, supla. Davai, suomiškų sausainių. Man baisu. Nebijok, čia tik sausainiai. Per šoną. Jėzus. Tirpsta burnoje. Geri sausainiai. Jau prigavo Silva. Pričiupo pats pirmskės kėlis ledų ar kokio čia velnio ir čia tokia įlankėlė. Atrodo kaip paprasts paplūdimis prie ežero, nors čia iš tikrųjų jūra. Nežinau kaip čia geriau pavaizduoti. Išgerk vandens, atsisėdęs ant akmens. Labai gražus paplūdimys. Liuks. Jaučiu šoksiu vandenį ir aš. Nors šiaip nesu mėgiais maudytis, bet reikia pasinaudoti progą Suomijos jūroje išsimaudyti. Baltijos jūroje Suomijoje. Tai čia bus biški kitaip. Maudynės kitaip Suomijoje. Super, bet tik reiks įkrist tikrai. Viskai pasakoj čia. Ir pirtikė jaučiu šausi.
2 eurai liktais. Wow, atvarėm ant liepto. Nesuprantam, kaip į tą pirtį patekti. Klausim žmonių, bet nieks nežino. Man atrodo, kad nepateksim. Tai atvarėm šiaip čia. Jau laukia, ne? Aš jau nesulaukiu, jau užkniso čia vaikščiot aplink ratais, kvadratais, greičiau dedam niurką. Niurka, 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 niurka. Kaip vandeniuks? Aš gal jau nebenu. Belenkas. Biš paverkiau. Nebuvo, kada eina, savo, lėtins, o nepalyginsi su ten tuo. Aš nebenu variai. Kaip šalta. Žiauri šalta. Jau aš tiek suikreikiau čiaučiu, vis paplūdimis galvoju, kad čia mane kažkas spjaun, skerdži, bet nieko negaliu padaryti, čia tiesiog natūraliai taip gavas. Aš bijau. It's your turn, baby. Gerai. 1, 2, 3, 4. Duoda tikrai iš šoko. Įmanoma kentėti, dar įmanoma kentėti. Neįmanoma, meluoji. Aš čia vienas toks ciplius esu palikęs. Šaltų nervų žmogus, šaltą kraują, nebestingda jau. Žiaurus, po pirties būtų geriau. Žiaurus duš, nežinau. Man nepatinka šaltis, bet nepernešu ir karščio, taip. Vidutinis žmogus esu. Nu ką, ištvėriau. Mano žmona žymiai ištvermingesnė, aukščio nebijo, šaltą vandens nebijo. Aš čia kažkoks esu viščiuks palikęs. Varo Finlines, man atrodo čia kelts. O gal ir kruizinis laivas, nežinau. Bet su kažkokiu panašiu, man atrodo, kėlėmės ir mes, nes toks gigantinis buvo. Ką? Į mašiniuką ir varom į Helsinkį šiandien. Paliekam turku.
pasibaigia. Belenkiek daug tunelių čia eina savo. Viens už kitą gražesni. Pasižiūrėk. Belenkokia eilė. Eiti savo, šis tai žiauriai ilgas. Tai va, žodžiu, esam čia. Radome aikštelę. Atrodo, kad vos ne pačiam centre. Nežinau šiaip tiksliai, kur čia centras, kur čia ne centras, bet ir kemperių va. What the hell? Ką tik zuikis čia prašokavo, tai aikštėliai. Išeinam į parduotuvę, žiūrim, Silas sako, zuikis. Nepričiam, zuikis. Gerai, man ką. Ir vienas įdomus pastebėjimas, kad naktį bažnyčios neapšviestos. Kažkokie bokštai visiškai tamsiai stol. Nes šiaip tai Lietuvoje visos bažnyčios tai švitinti neblogai, ne? Atėjom iki savo marketą. Bandysim vandens gauti. Taip, savo keliaujam po Helsinkį. Greito paruošimo užpilami makaronai ir krusanas dar iš po vakaro, ne? Tai liko šitą, ne? Ant smėlio. Žiauriai geri makaronai. Pavalgyta. Ir ką? Mėgučio.